Šykštus ūkininkas ir gudrus bernas. Buvo toks ūkininkas, kuris pats gerai valgydavo, o berną ir kitą šeimyną skriausdavo, ypač valgant košę. Šeimininkė būdavo išvirs sausą žirninę košę, prispirgins spirgio ir supils į vieną dubens kraštą. Atnešus pastatys dubenį taip, kad riebusis kraštas bus į ūkininką, o sausasis į šeimyną. Kai šeimyna pradeda priekaištauti, kad sausa košė, ūkininkas sako: kaip tu, bambli, drįsti zaunyti ir peikti tokią košę? Tu savo gyvenime tokios dar valgyt nevalgai. Žiūrėk, tas šaukštas ir yra spirgs. Pasiimk šaukštą ir rodo spirgius, kaip žvirblio galvas. Taip jam darant, nei vienas iš šeimynos neturi ką sakyti. Tylėdami žiaurena sausą košę, o ūkininkas ryja spirgius ir giria: o tai košė, o spirgių kiekvienam šaukšte, žiūrėk, po 4, po 3. Žinoma, retas vaikinas ar mergina ištarnaudavo metus. Kaimynai tyčiodamiesi užklausdavo: dėl ko taip dažnai ieškai šeimynos? Jis visiškai nesusigėdęs atkirsdavo: dėl to, kad išmintingas ir nelaikau ilgai šeimynos, o kad jūs kvaili, tai laikote. Tuo ir pasibaigdavo. Gavo jis vieną sykį berną iš toliau, nes artimieji neidavo. Vaikinas didelis, storas ir tvirtas kaip milžinas. Pirmos dienos vakare susėdo už stalo, ūkininkas iš vienos pusės, bernas iš kitos. Atnešusi košę šeimininkė pastatė žinoma kaip visados. Bernas paėmė už dubens krašto ir nieko nesakydamas atsuko į save riebiąją pusę. Ūkininkas pamanė, kad iš netyčių taip atsitiko. Paėmė ir atsuko dubenį atgal, kad bernas nesuprastų, kalbėjo sukdamas: man rodos, kad saulė šitaip sukasi. Bernas nutvėrė, atsuko riebiąją pusę į save ir tarė: tai nežinai, ūkininke, saulė taip sukasi. Ūkininkas nebestebėdamas dubenį tarė: na sakykite, už ką čia buvo pinigas mokėti, o šeimininkė 6 užmokėjo. Ūkininkas vėl smarkiai pasuko dubenį, kad visi spirgiai atsisuko į jo pusę. Bernas nutvėrė dubenį ir sukdamas į save paspirgintą kraštą tarė: jis to ir vertas. Ūkininkas suprato, kad bernas tyčia sukina dubenį. Barkštelėjo bernui į panosę su šaukštu, tardamas: ar piemuojasi, kad prie stalo pokštus varinėji? Bernas kaip rėš ūkininkui šaukštu kakton, net šaukštas į gabalėlius sutrūko, o ūkininkui didžiulis guzas iššoko. Bernas pasiėmė kitą šaukštą, prisitraukė dubenį, privalgė kiek norėjo, o paskui apsirengė ir išėjo savais keliais. O tas ūkininkas daugiau nebeskriausdavo šeimynos.